Šiais naujais metais Maistas ant Pakmo laidoje bus visko trigubai daugiau. Trigubai daugiau alaus, trigubai daugiau bajerių ir trigubai daugiau gerų apžvalgų. Nauji metai, naujas Pakmas, o šiandieną esame Torės Bravoras restorane. Kaip visada klasiškai norėtume apžvelgti šią nuostabę ir erdvę aplinką. Turim neblogą bariuką ir labai prabangę verandą, o kartais netgi gyvą muziką. Ką sakėte, seri? Kad čia skanus maistas ir dar žiaurinis aliukas? Jeigu galėčiau gyventi, tai gyvenčiau čia, kur daromas nuostabusis aliukas. 300 litrų. Tiek per 2 dienas padaroma aliuką, bet išmokė per savaitgalį. O dabar ragausime daugiau negu 10 metų ištirtą skonį. Pradėsime nuo juodo, kaip mano sąžinė, alaus. Nuostabu. Sekantis – šviesusis. Truputį lengvesnis, kaip ir mano Pakmas, kai negeriu. Fantastika. Ir paskutinysis, aš žinau, kad bus geriausias, nes jis yra medaus skonio. Širdis tiesiog sušyla. Lašinukas tiesiog tirpsta burnoje. Viskas, ko te trūksta šitam patiekalui, tai 100 gramų. Nu, arba bent jau 50. Šitam patiekaliukui duodu 100 gramų. O čia tikrai sausainė? Tikrai. Važiuojam toliau. Tai yra jautienos tartariukas su svogūnų džemu, kas yra labai įdomu, džiugos jūra, pomidoriukai. Kaip tartarų mėgėja, 9 duodu. Super. Oi. Nu gerai, paslėpsiu va čia. Kitas mūsų užkandis bus krevetės česnakinėme padažiukė. Česnakiukas jaučiasi labai gerai. Česnakinis sviestas toks aštresnis, tikrai turi skonį ir česnakas tikrai jaučiasi. Krevetės didelės, duočiau, žinokit, 8,5. O dabar atėjo paltūso filės eilė. Žuvytė tokia minkšta, kad net byra. Puikus prieskoniai. Dar žuvytės tiesiog tobulas, nepermirkusios aliejuje. Nu, žinokit, kad ir balta paprasta žuvytė, bet labai gerai su meilė paruošta. 10 neduosiu, paliksiu tai, bet 9,5 tai tikrai. O dabar ragausime jaučio žandą, vyno ir džiovintų obuolių padaže. Mėsytė labai minkšta, padažiuko irgi daug. Man atrodo, šiandien šefas labai geroj nuotaikoj, nes tiesiog viskas labai pasakiškai skamba. Tiesiog žiaurinis jaučio žandas. Nėra taip, kad aš jį valgyčiau kiekvieną kartą, bet baisiai gerai. Paskutinysis būtų šonkauliukai. Nu, kaip matote, mėsytė tikrai labai lengvai atkrenta nuo kauliuko. Bulvikė tokia čiela grina. Padažiuką, aišku, reikia paragauti. Atrodo, kad naminis, ne šiaip sau kečiukas. Nu, čia toks tikro vyro patiekalas. Pasakysiu taip, jaučio žandų nepramušė. Tai jaučio žandai būtų 9,5, žuvytė 9, šonkauliai 8,5. Tuoj atsiraugusi, palauk. Tai buvo puikia vakarienė su puikiu kokybės ir kainos santykiu. Patiekalai patiekti labai įdomiai. Nu, kas man svarbiausia, kad aliukas tai tiesiog pasaka. Maistas ant Pakmo rekomenduoja, o komentaruose rašykite, kokias vietas turėčiau aplankyti šiais metais.